tiesiog nepalūžom, tikėjom savim. Buvo žinoma sunku, nes likus minutėje gal 30 jie užnešė mums Zanosą, pelnė taškus ir mes žaidėm dar su vienu mažiau žaidėjų, tai ne tik man, bet ir visai komandai buvo psichologinis toks lūžis, dar gavom Zanosą, žaidėjo netekom. Lenkai prasižengė ir įsižaidėm greitą baudą. Mindaugas Misevičius, gavęs geltoną kortelę, įsižaidė greitą baudą, pasiuntė kamuolį į kraštą. Ir tiesiog žinau, jeigu ne dabar, tai gali būti tais kitais metais. Ir pabandžiau apžaisti savo priešininką Lenkų kraštą ir pabandžiau jį nusistumti. Pavyko, jis nepasidavė, toliau mane pagavo ir bandė pargriauti, bet sėdau kažkaip ant kojų ir viskas. Daugiau teliko tik bėgti. Buvau tikrai pavargęs, visą komandą buvom pavargę, nes finalas vienas kėlinys 10 minučių. Tai jau buvo pasibaigęs laikas, labai intensyvios varžybos, bet tiesiog, žinau, jeigu ne aš, tai gali būti, kad ir niekas daugiau nebepelnys taškų. Ir taip išėjo, kad atsirado daug jėgų ir pabėgau nuo visų Lenkų. Tikrai tuo momentu dar nesidžiaugiu, dar nepatikėjau, kad mes laimėjom, bet kai pasibaigė kai sušvilpė švilpuką teisėjas, tai tikrai negalėjau patikėti, kad mes tikrai išėjom ir laimėjom prieš Lenkus. Tikrai buvo kažkas nepaprasta. Labai retai, kad atsitinka taip. Tikrai vienas didžiausių laimėjimų per kokį 10-metį Lietuvos regbio istorijoje.